Apie pirkimą. Čia labai dažno žmogaus yra situacija. Džiaugiuosi savo gyvenimu ir žiūriu, kad vis tiek kažkas ne taip. Pilnas šaldytuvas įvairaus maisto, bet užsukus į parduotuvę kokio menkniekio vis tiek prisiperku nebūtų dalykų. Jau kurį laiką buvau išmokusi sudėlioti viską, kad nebūtų perkrovimo. Bet ir vėl sugrįžtu prie to paties. Jei jau perku, tai kad tikrai užtektų. Paskui pati gailiuosi, kad padauginau. Kad turiu galimybę laisvai pirkti, tai labai džiaugiuosi. Bet kaip pasikoreguoti tą perteklinį pirkimą? Su kokio meditacijom ir taip toliau. Šiuo atveju rašo jau studentė, jinai žino, kad su meditacijom dalykus galima spręsti. Taigi eisime prie šito klausimo analizės ir atsakymo. Taigi perteklinis pirkimas. Vienas iš variantų yra būtent šitas perteklinis, bet mes apkalbėsim jį trupučiuką plačiau, ne tik tai iš maisto pirkimo, bet ir kitokio. Taigi, kas čia yra labai akivaizdu? Patirtis. Kai mes pragyvename kažkokius periodus vaikystėje ar ankstesniam gyvenimo etape buvo trūkumas, negalėjimas įsigyti kažko, skausmas dėl to, kad negaliu sau leisti, jeigu tokie gyvenimo etapai pragyventi, vidinė sistema gali susieti pirkimą su saugumu. Aš saugi, aš galiu sau leisti. Laisvę ir kompensacija. Kad aš kompensuoju tai, ko negalėjau, aš dabar galiu nusipirkti. Ir tada žmogus perka ne maistą. Atrodo, kad perka maistą, bet iš tikrųjų perka ne maistą. Jis perka dabar galiu, bet aš galiu. Dabar nebereikia jausti skausmo. Buvo laikas, skaičiavau centus. Ir tai vėl nesąmonė. Tai nėra, kad stoviu ir galvoju, o anksčiau stovėdavau ir skaičiuodavau, ar užteks man ant to kopūsto, ar neužteks. O dabar aš galiu nusipirkti 3. Negalvojame tai. Tiesiog buvo skausmas, dabar reikia kompensuoti ir sakom, man nereikia jausti skausmo. Man nereikia jausti skausmo, aš galiu nusipirkti ir nėra skausmo. Reiškia, pasidaro tokia savireguliacija vidinė. Patiriu malonumą, nes anksčiau skaudėjo, dabar tą patį veiksmą darau ir man neskauda. Užsitvirtinu savo, man neskauda, su manim viskas gerai. Arba tapatybės atveju, tada aš buvau ta, kur negalėjau, dabar aš esu ta, kur galiu. Aš pakeičiau tapatybę. Aš galiu. Ir man reikia pasitvirtinti savo, kad aš galiu. Bet problema ta, kad sena trūkumo programa nesustoja su pilnu šaldytuvu. Šaldytuvas pilnas, bet trūkumo programa dar kažkur pasislėpusi kamputį gyvena. Ir jai neužtenka fakto, kad gana, kad dabar jau yra, jai to neužtenka, jai reikia įrodymų. Ir ji vis tiek veikia per kūno tą impulsą, kad reikia pirkti, tiesiog reikia pirkti. Nu, dar biški to, dar biški to, dar biški ano. Dar paimk. Tegul bus daugiau, tegul nepritrūks. Trūkumo programa, ką jis sako, tegul geriau nepritrūks. Nes jinai turi patirtį. Taigi, kur prasideda konfliktas? Konfliktas prasideda tada, kai iš vienos pusės aš patiriu malonumą, aš savo įrodau savo tapatybę, aš savo pasitvirtinu, kad aš galiu, tarsi. Ir kita pusė įsijungia.
kaltė. Aš be reikalo darau, nereikėjo to daryti, kam aš tai darau. Šitos dvi pusės pradeda kovoti. Šitos dvi pusės pradeda kovoti. Va čia prasideda negerovė. Pirkimas dažnai yra susietas su ne tik saugumu, bet dar ir su nusiraminimu, meilė sau. Nes ką daryti? Reikia save pamylėti. Reikia pajausti, su kuo susijęs pirkimas daugiau. Bet esmė yra, kad pareina šitos programos iš praeities ir jos kompensuoja dabartį, nežiūri į logiką, o veikia iš vidaus. Veikia iš vidaus. Ir va, jau jeigu kalbėti apie šitą temą, šita tema yra mūsų trečiajame etape, kuris yra klestėjimas. Arba anksčiau buvo pavadintas pinigai raktas į gausą. Tai yra mūsų periodas, mūsų tas etapas, kuris vadinamas klestėjimas. Tai ten mes dirbame su šitomis programomis ir su tuo, kas mus arba stabdo, arba verčia kažką daryti, kas yra nelogiška, kas yra, mes suprantam, kad taip nereikia daryti, bet mes darome. Arba suprantame, kad reikia ir mes nedarome. Panašus dalykai. Čia jau yra būtent kas yra susijęs su pirkimu, pinigais, visa šita tema, jinai yra klestėjimo etape.